Labas. Vaikėlį, naktytė mano buvo superinė. Labai blogai miegojau. Nežinau, dėl to, kad ta lova yra kaip lenta. Nu, lenta ir buvo. Ar dėl to, kad tų žiūrovų labai daug buvo. Žinot tą filmuką Ogis ir tarakonai? Nu, tai aš buvau Ogis. Išsipurčiau viską, miegojau užtrauktom tašėm ir maišais. Reik tikėtis, kad niekur neįlinda nieks. Bet jau aš nesu išlepęs žmogus. Gal todėl, kad aš esu gyvenęs kurį laiką su tais mikroorganizmais, dėl to šlykštų. Einu į registrą. Pasižiūrėti, ar gali registruoti ar ne. Jau kiek išskaičiau, tai jeigu gali registruoti, vieną registraciją kainuoja apie 1000 dirhamų, kas yra apie 250 eurų. Bet čia jau vietiniai pradeda tiek pat norėti už nuvežimą prie Omano sienos. O nuo Omano sienos, žiūrint iki kurios vietos, tai jeigu čia kur yra arti, tai dar ten kokie 300 km iki sostinės. Arba gal vež ten, kur arčiau sostinė, bet irgi ten apie koks 100 ir iki sostinės. Tai nusivažiavus ant tos sienos, dar reikia susigalvoti, kaip nusiboginti iki oro uosto. Einu. Čia labai įdomi yra eismo sistema. Vėl ta tvora iki iš neaišku kur į neaišku kur. Bet man reikia perėti į kitą pusę. Bet vietiniai yra pasidarę landą. Jeigu jie su dviračiais perlips už gal su lagaminu. Šiaip rajonas labai nejaukus. Tokie įdomiai žiūrintis. Čia jau nebėra tas Dubajus, kur kaip čia yra siaura. Bročia mašina. Tai... Hup! Hup! Mano jaunystės fizinė mokytojai drįstų pasiginčyt, bet aš labai sportiškai sudėtus jaunuolis. Tai tas rajonas, ne kažką tikrai. Čia jau nebe tas prabangus Dubajus, kuris tikriausiai saugus. Visi žiūri tave šypsos. Dabar čia visi žiūri tave, antakį pakėlė ir nesuprant, ką čia veikia dar su kamera rankoj. Tai šitos rajonas iš žymių būt nėra patogu. Jau prasilenkiau su kokie 50 žmonių ir lygiai visi tokie kuntos čia. Kodėl kontentą nepadarysi, gali ir į dūdą gauti. Nutrynė pirštus jau. Skaud. Tikrai nemalonu eit. Labai tikiuosi, kad daugiai nebereikės man vaikščioti. Čia yra iki to centro 4 kilometrai. Tai taip pavingiuodams tikiuosi per valandėlį ir nukapsėti. Leiskit jūs pravesti pro kitą Dubajaus pusę.
Nu tikrai neužmiršiu šitos kelionės. Žinot tą situaciją, kai vakar valgyta vištiena? Nu, jin tiesiog nusisprendž, kad organizme būti nebenori. Ir yra tik tai 2 šansai, arba tūpt kažkur, arba jau palikti likimo valiai. O čia ir tokių visokių serviziukų, padangų, montavimo dirbtuvių. Tai įpoliau pas vieną. Sakau, sir, I have a problem. Galiu biškį pas jūs į tualetą pritūpti. Sak, sure, no problem. Ir čia nėra irgi tualetinė popieriaus. Tai išbandžiau kitus atrakcionų teikiamus paslaugus su šlangeliu. Dabar jau kažkaip ir ramu. Streso tiek nebėra. Ir iki tos regitras jau taip matau neaptuoli. Kažkur jau turėtų būti. Nu, tai tokį kažkokį bėgau. Ten žmogus kažkoks cibulis pjausto, ant lentelės pasidėjęs, pusryčius gal gaminus. Really? Yeah. You need to have a driving license from here. But I have international. It will not work. If you have from here, it will be. You can make it. Export and you drive. Yeah, and that those licenses that are translated to different countries for in United Nations, that doesn't fit. No, for this. Just your local driving license Yes. and no other options. Yeah. Make the license, but you need to pay money. Yeah. Is it expensive? I think 1,000 to 2,000. Nu, girdėjot. Gali tai padaryti į eksportą. Bet numeriai kainuoja 700, dokumentai apie 300, dar draudims apie 1000. Čia dirhamais. Tai turim 2000. Ir reikia turėti čia vietinės teisės. Galiu pasikeisti iš savo į vietinės, tas kainuotų dar 2000. Turim jau 4000 dirhamų. Mašiną reikėtų pirkti bent už 2000. Gal biškį ir daugiau, kada temptų. Jau turim 6000. Tai vien čia įsigyti viską kainuoja kiek? 1500 eurų. Na. Top nes. Reikia ieškoti kitų planų. Nu, išėjau iš regitros. Nebeatsimenu, tą kamerą pasakojau, lygu kiek kainavo. Tai dabar vakar išėjo įsakymas Abu Dabi, kad piliečiai užsienio valstybių turistai gali pasirinkti viešbutį, toliau pratęsti savo viešnagę ir už tą viešnagę valdžia atlygins, apmokės. Ten yra Abu Dabio įsakymas, Dubajui tas negalioja. Tai šito regitroje toks buvo labai malonus arabas ir pagaliau tikras arabas, ne koks nors kits. Daviau pašnekėti, paprašiau, kad paskambintų biškį į savo vietinę kalbą, išsiaiškintų, kas čia per situaciją. Tai sako, jo, čia galioja Abu Dabi, bet sako, turėtų ir Dubajui viskas tas pats būti. Sako, tu kaitinki kokį nors viešbutį, parodyk šitą raštą ir netikrai žinos, ar Abu Dabi tas vyksta. Tai jeigu tas vyks, tai aš pasimsiu viešbutį ir 1-2 dienas ten tikrai pasilsėsiu. Nes jau nutrintas kojas, skauda. Esu nuėjęs. Vakar 25 kilus, už vakar 20. Ir šiandien jau
567. Nu, man nepratusam eit biškis skauda. Karšta. Tai sekantis mano žingsnis. Svarbu turėti planą. Nevisibastyti kaip durneliui. Planas ir eit į viešbutį. Iki viešbučio neisiu. Planas yra eit surasti autobusų stotelį, nes čia aš esu ant tokios rubežiaus tarp Dubajaus ir tarp Šaržos. Paėjus į priekį turėtų būti autobusų stotelė. Kažkokia kokia nors Dubajaus. Ir iš ten aš jau galėsiu kur nors biškį pavažiuoti į arčiau jūros, gal nežinau kur. Susirasti tokį viešbutį, katras nebūtų labai aukštas. Nu, kad jeigu ką, kad būtų kristi žemai. Tai ieškoti stotelis. Yeah. Okay. I see now. Thank you so much. You cut the punch? Yeah? Yeah, I can. Before you enter, cut punch? Yeah? No punching? No. Just 2 times punch. 2 times and okay. Now do after extra loop, no? No Okay. punching after extra. Thank you. Nu va, labai malonus čia turistam žmonės, čia vietiniam gal ne, bet turistam tai bandžiau aš su to autobusu dasigauti iki to metro, išlipau in the middle of nowhere. Tas žmogus nevažiuoja, papipina, sako, kur tu čia blaškais, kur nori papulti, sko metro, sėsk, sako, važiuojam ten. Tai atvažiavo čia, parodė, kur išlipti, parodė, kaip naudotis kortelėm. Nu va, su policininkais šnekėjau, irgi maloniai, ten tam regitrui irgi maloniai. Čia tiem, kur atvykėliai yra dirbti iš trečių šalių, tai taip džagariai jie šnekas, bet kaip pamato, tokį, numatyt, pagal povizą kokį europietį, amerikietį, dar kažkokį, nu tai labai maloniai visus darbus iš šoną nustum ir pašnek. Tai čia to vietoje, kaip ir sakė, kad yra Emiratuose labai visi palankus turistam, tai taip iš tikrųjų ir yra. Nei kiek nemelau. Išlipau iš metro, kurį laiką einu į viešbutuką ieškotis. Tai čia toks kaip jau nebe megapolis, gal kurortinis priemiestis. Taip jau okei, ramiai, plačiai, nepergrūsta. Taigi viešbutį kažkur radau už kilometrą, nu čia gal iškarčiau. Bandau ten nueiti. Nes čia yra netoli jūra. Jeigu viskas gerai su to viešbučiu, eisiu iki jūros. Jeigu viskas blogai su to viešbučiu, eisiu vis tiek iki jūros. Manau, kad ten išsimaudysiu. Karščių pasiekmes galvai. Atėjau į, užkasti. Sumuštinį pasiėmiau. Ir kokteilį, kokį gavinantį galvoj pasimsiu. Ir biškis susimaišė angliški žodžiai. Watermelon. Kažkodėl man pasirodė, kad yra, žinot kas? Cucumber. Tai užsisakiau kokteilį su agurkais, špinatais ir nežinau, kokiais nors burokais, gal salotom. Čia nėra nesėkmė, čia ir žioplums.
Net nemoku pasakyti, koks kliktus. Jau galvoju, kad viskas tu pabandys. Pabandykit. Tai naujienos biški, updates. Atėjau aš į kitų viešbučių. Vieną nuėjau, sako, nieko mes nežinom, mums turėjo parašyti iš vyriausybės, niekas neparašė. Tai nieko. Sako, nekompensuosim, tada nuėjau į kitą netoli buvus. Tas paskambino kažkam. Sako, okei. Pildu ten viską man. Paprašė pasą, padaviau pasą. Tur pasidėjau tą pasą. Ir parašė pasą. Jau baigiu viską užpildyti. Sako, 683 dirhamai. Sakau, tai kaip ten su tuo kompensavimu, sako, neišsisprendė mes tų reikalų. Sako, to kompensavimą galioja tik tai, jeigu pratęsi buvimą, o ne naują pasiėmė. Kas mano atveju labai negerai, nes mano buvimas ir baigės tada, kada mano skrydis, bet kosmos biški ir. Tu baigės tas buvimas viešbutį, išėjai ryte. 11 valandų. Išvarai, įmauni oro uostą. 4 tau parašo, kad yra tavo skrydis atšauktas. Tai kaip tu turi prasitęsti? Galvoju, kad važiuosiu kažkokį nuošalų rajoną. Nuošalus jis ir yra, tik tai ne kainom. Tai čia viešbučiai nuo 150 ir viršų. Tai nežinau, dabar taip pabėgti nuo tų tarakonų ir mėgoti 150 per naktį. A vėl iškoti tarakonų ir mėgoti 50 per naktį. Galėtų čia surasti iš kokį 100 be tarakonų, kad būtų. Kas dar tai, buvau bats nusimovęs išsikratyti akmenis, nes prilindė. Nepatogu labai. Pasirodo, kad ten ne akmenis, o pūslės jau yra ant kojų. Kas dar labiau mane stabdo kažkur vaikščioti. Ar nereikės pirkti palapinę ir važiuoti į desert, prisipirkus vandens. Radau viešbutuką. Sir, can you press this one? This one? Yeah, this one is for the staff. Okay. Yeah, that's why it's not working. Okay, thank you. 6 doleriai su pusryčiais. Ir turi, man atrodo, baseiną viršai. Ir paplūdimys į 4 km nuo čia. Bet su savo skaudančiom kojom aš jaučiu eisi į baseiną. Gražiai. Tikrai neblogai. Kaip už 8-60 baksam. Neveikia kažkas iš garso. Kompelė gal subota. Nu, kon, pasiruošę užsižiebti šviesas. Vaikeli. O tokias atostogas aš suprantu. O čia tai jie. Jeigu taip, galiu aš biškį ilgiau čia pabūti užstrigęs. Kadangi sakė ir baseinas ant stogo. Mes ką darom? Einam pažiūrėti, ar yra. Yes, sir. Okay, thank you. Matot tą ženklą.
Keliau. Nu, va, biškį pasigulėjau aš prie baseinėlio. Čia ir kavinių visokių yra. Nu, tikrai geras viešbutis. Paskui įmesiu gal net pavadinimą. Nes kainos ir kokybės santykis tikrai geras. Ir kažkaip netyčia paskutinis pasilikau. Tikriausiai niekas nebuvo tiek kilometrų nuėjęs, kiek aš. Noriu parodyti vaizdelį, kaip atrodo čia viskas. Leiskit mums pakoreguoti. Tai ten yra Burė Dubajaus, jeigu žinot. Aišku, žinot. Ten ant toli blikčioji Burj Khalifa. Nu, čia Kempinski yra. Tai aš biškį dabar jau eisiu į kambarį. Bandysiu ieškoti vakarienės kažkur. Nežinau, ar čia, ar kažkur eisiu laukan. Bet taip sustingau aš čia begulėdams. O, Novotel hotel. Tuomi tavo hotelis. Tai bandysiu eit kažkur pavalgyti. Bye. Galiu pasakyti, kad jau atslūgus lengvam stresiukui labai stipriai užpuolė nuovargis. Bet taip stipriai užpuolė, kad atėmė į kojytes ir rankytes. Nes visi išėjo, aš vis dar buvau pasilikęs. Einu ieškoti vakarienės. Kažkur. Pirmą nusileisiu į apačią, nes lyg ir čia yra kavinė. 315. Kaip čia kvep, kažin, ką čia daro? Aš norėčiau, kad ir kvepėtų mano taisykla. Tikrai neblogai. Kažkas krenta. Girdės? Tas arba. Čia va tokius reikia kelti. Bokalus. Užsisakiau šavarmą. Da, nevalgiau čia vietinių patiekalų, nes valgau nesąmonis. Galvoju pabandyti. Čia tiek turi kažkokių kitokių prieskonių negu mes. Aš nežinau, kaip tai manoma, bet kitų prieskonių paragauju. Nu, iškart suprantu, kad čia arabiški. Tikrai su kokiais itališkais nesamaišysiu. Geras. Skaniai. Tikrai. Nevertinti balais, paskui sakys, kas kaip samoška. Ilgai nereikia susigalvoti savo vertinimo sistemą. Bet be balų, kad čia sugalvosi. Nu va, pavalgiau. Nu, aš galiu pasakyti, kad suradau taip jau kaip ir vietą, kur čia gali gyventi ilgiau. Viešbutis $8.5 Bet čia kursą jie tokį įdomų paskaičiavo. Tai jeigu nueisiu aš į valiutų keityklą, tai manau, kad rytoj, jeigu mokėsiu dirhamais, tai bus $7.5 eurai. Neapsuprantu jau maišos. O čia, kur valgiau, tai kebaba, šavarma ir apelsinų sulčių bokalą.
Išgėriau, suvalgiau, sumokėjau 40 dirhamų, tai ir 10 eurų kažkur. Nu, tai kaip ir datemsiu kiek sekmadienį. Nėra tikrai brangiai. Bet čia tas rajonėlis toks, nu, toli nuo visko. Nu, taip toli, toliau nuo visko. Bet nėra kažkoks baisus. Nėra, kad čia visi žiūrkiais tai mane. Nu, žiūr kaip filmuoju, kai šneku. Bet ten kitose tai nereikėjo net filmuoti ir žiūrėti. Šiaip žiūrėdavau, tai man keistai. Gal aš dabar tą kortelę pasidėjau. Bet prisimenu. Vat kas man nesisek, tai prisimirti, kur padedu daiktus. Ten kažkas. Tai dabar eisiu jau į vidų. Biškį įsijungti reikžinės pasižiūrėti, už valandos tą laivą, kur žadėjau padarysiu. Biškį jėgas šitą atgalvo, nes prie to baseino tai tikrai ką buvau ištižęs. Dabar kai pavalgiau jau geriau. Tai sufiksim laivę.